Sveiki, esu Anton Zančikovskis, daugkartinis Lietuvos kultūrizmo prizininkas, Savicko turnyro nugalėtojas ir antros vietos laimėtojas, dabar ruošiuos Lietuvos čempionatui. Ir šiandien parodysiu Jums savo krūtinės treniruotę, kuri vyksta pasiruošimo metu būtent. Ir kaip apšilimą pradedu treniruotę nuo pilvo preso, būtent 3 pratimai sujungti į vieną ir 3 priėjimai bus. Ir tradiciškai pradedu nuo spaudimo. Kas netradiciška, per pasiruošimą darau tiesiog super serijom, spaudimą su Nautilus mašina. Dar vienas dalykas, kai darau jau didesnį svorių, tai tiesiog neištisiu iki galo rankų, tam, kad tiesiog netraumuot savo kūnų. O dabar tas ypatingai svarbu, nes nedavalgai, vis tiek dieta yra ir kad išvengtų traumų nebereikalingų. Sekantis pratimas bus plėšimas dvigubam bloke ir kartu sujungsiu su Smito mašina, spaudimas kampu bus. Tai irgi 3-4 priėjimai. Taip, sekantis pratimas yra puloveris, tai kaip jau ir paskutinis pratimas krūtinį, darau jį gale treniruotės tam, kad ištempt krūtinės raumenį, kad atsistatytų kraujotaka. Ir ne visi to tiki, bet aš visgi darau tam, kad praplatintų krūtinės ląstą. Na, čia toks nestandartinis treniruoklis, nelabai kur salėse matęs, bet man tai labai padeda visai, todėl kad prajaučiu labai gerai krūtinę, ypatingai vidurinėje dalį.
treniruotę prieš varžybinį būtent. Jeigu jums kilo kažkokių tai klausimų, rašykit į Facebook'o paskyrą arba tiesiog į komentarus po video. Prenumeruokit kanalą. Jeigu jums patiko, dėsim daugiau video kitų treniruočių.